du pats svarbiausi dalykai. Krašto apsauga, pornucha. O dieve tu mano, kaip jisai prakaituoja. Ir vyžiai kažkokie labai išsiplėtė. Kažkokie labai išsiplėtė. Lukas Get, kokainas. Nu, aš žinokit, nelabai gautos. Ne, mes kažkaip nesusidarėm tokio įspūdžio. Antras epizodas per trumpiausią metų mėnesį. Kas vyksta? Neįpraskit, ne iš gero gyvenimo. Nors jau čia bus ir dar vienas, nes dabar memo apžvalgą darau. Noriu mirktelti savo kojų pirštus į kiek kitokį turinio formatą nei įprastai, o tai yra gyvų vaizdo transliacijų segmentai. Kaip galbūt jau žinote, kiekvieną sekmadienį savo Twitch kanale nuo 20:30 darau 4 valandų transliacijas, kurių metu kartu su žiūrovais apžvelgiame įvairiausią turinį, nuo pramoginio iki politinio. Ir kartais aš jaučiu, kad net ir, kaip jau tikriausiai supratote, be scenarijaus, tam tikros tų transliacijų dalys gali būti visai smagus atskiri turinio vienetai. Tai žinoma, palieku spręsti jums, taigi gero žiūrėjimo ir labai lauksiu jūsų atsiliepimų. Kažkas čia sakė, kad čia yra vertybių partijos kakadų reportažas apie tą vertybių partiją, kur mes skaitėm jų tą kažkokį saitą. Vilniaus miesto koordinatorė, atlikėja, aktorė, modelė, televizijos projektų dalyvė, aštraus turinio kūrėja. Pasakyk, kad turėjo OnlyFans, nesakydama, kad turėjo OnlyFans. Scenoje žinoma kaip Ofelija arba Linden. Žinoma politinė frazė. Aš jums prisiekiu, Liepa negalėtų pasakyti, kas yra politika. Bet gerai, žinoma politinė frazė. Kišiu pirštą į skylę ir aimanuosiu. Partija su Bieliauskaitė ir su Ofelija, čia šitas šūdas. Koalicija gyvena nuolatiniai įtampoje. Nu, jeigu paklaustumėm Palucko, tai jisai sakytų, kad viskas veikia absoliučiai puikiai ir nėra jokios įtampos. Daugiau nei 50% apklaustųjų Palucko vyriausybė vertina neigiamai. O, kaip netikėta, o dieve Pikachu veidas. Sumenko ir paties premjero Palucko ir Seimo pirmininko Skvernelio reitingai. O, Jėzu, rimta, o, nebūčiau pagalvojęs. Rekordiškai prastus vyriausybės reitingus įvertino ir premjeras Paluckas. Sako, dėl jų nesisieloja. Lemą nespėjau spėsą paspausti. Būčiau sakęs, kad nesiparina jisai. Jam visiškai nerūpia. Žemaitaitis nusipez. Karbausko paprašysiu, kad į fermas priimtų. Nu, okei, jo, taip. Prezidentas pyksta. Skvernelis jau nori skirtis. Tikėtina, kad bus, alternatyvų nebėra. Nesibaigiantys valdžios konfliktai pradeda užknisti liaudį. Šiame politinio chaoso laikotarpyje Lietuvoje gimsta nauja jėga. Vertybių partija. Let's fucking go. Tai, ko mums reikėjo. Joje influenceriai, seksworkerės ir OnlyFansės. Ką? Seksworkerės. Net. Aš neturiu savo greitųjų mygtukų šalia savęs. Mes žinom, kad šitą dalyką per LNK rodo, bet mes jau daug kartų esame matę, kad jeigu rodo per LNK 7 vakare, tai nereiškia, kad galima Twitch'e rodyti. Šiame vakarėlyje, suprantama, dalyvavo šokėja, kuri... Sorry. Šokėja. Sušokusi šokį kolektyvui iš vakarėlį išvažiavo. Labai atsiprašau, ten tiesiog visiškai plikas papas, hebra. Vertybių partiją kuria 23 verslininkas iš Šiaulių Gerardas Pranaitis. Jis ne naujokas politikoje. Gerardas kelerius metus buvo skvernelininkas, dirbo Seime. 2023-aisiais kandidatavo savivaldybių rinkimuose. O dieve, tai jisai galvoja, kad jis čia padirbėjęs kažkino asistentų ir, nežinau, kandidatavęs kažkur fucking vienmandatį kažkokioj. Dabar gali pakartot vadinamąjį Valinską. Ne? Atvariau, sako Valinskas, darom tipo partiją, eisim į Seimą, bet šį kartą iš tikrųjų, žinai. Sakau, kodėl? Norim parodyti tautai, kad čia viskas, visa ta politika yra visiškas šnipštas. Dar būdamas demokratas, Remigijui Žemaitaičiui buvo įteikęs muilo burną išsiplauti Seime. Mes norim jums įteikti dovaną, visų pirma būtų muilo burnai. Labai gerai, daug. Po pasisakymo, kad užmuš tos piliečius, kurie balsuos už Saulių Skvernelį. Beist. Kodėl jis atrodo ir 16 ir 35 tuo pačiu metu? Dominyka, tobulas pastebėjimas ir nežinau kaip jį atsakyti. Čia dėžės laižytojas, ką? Kokio aš loro nežinau, kas čia vyksta? What the fuck? Dėžės laižytojas. Gerardas. Jūros gėrybių restoranais atsidaręs. Aš tikrai per stipriai juokavau apie tą dėžės išlaižymą. Šią vasarą Gerardas buvo įstojęs į Žemaitaičio aušrą. Tavo
tavo pičas ką tik buvo. Aš kaip buvau demokratas, aš daviau Žemaitaičiui muilą išsiplaut burną. Ir tada įstojo jo partiją. Net gavo aukštą rinkiminį numerį. Bet, kaip čia pasakyti, kaip ir kiekvieno politiko biografijoje, taip ir Gerardo praeitį yra skeletų. Praeitis. Vaikinas dalyvavo internetinėme realybės šou. Aš tas reportažas nužudys mane ir mano streamerio karjerą trumpą. Jo, iš tikrųjų, tiek iš tų vertybių. Vieną dieną tu duodi muilą Žemaitaičiui, kad jis išsivalytų burną, o kitą dieną tu jau laikai Žemaitaitį už išverstos kišenės. Look at me, boy. How do you say we go for a walk, huh? Paišdykavo su panike. Šiaip iš vis egzistuoja kakadų reportažas be striptizo, dabar jau tiesiog overall. Jo, striptizas visą laiką yra kakadų bet kokio reportažo sudėdamoji dalis, nepriklausomai nuo to, ką tas reportažas apžvelginėja. Norėjau tiesiog padaryti tokį eksperimentą. Partija tokia ganėtinai Sovietų Sąjungą smirdinti, tai tikrai žmonės ne patys geriausi. A, ne? Kur balsavimas vis laik vyksta 20 prieš 0? 20 frakcijos narių buvo balsavimas, vienbalsiai buvo priimtas sprendimas. Bet Agnė Širinskienė turi visai kitą versiją. Nemuno aušra frakcijos nariai jokiame balsavime dėl likimo koalicijoje ir suderėtų postų atsiėmimo net nebalsavo. Remigijus meluoja. Kas liečia apie koalicijos tolesnį veiklą, darbą, susitikimus, frakcija priėmė sprendimą 19 už kad komentuoja Žemaitaitis. Gerardas nusprendė kurti savo politinę jėgą. Šiuo metu jau yra užregistruotas pavadinimas, yra pirmas 100 narių, o tarp partijos steigėjų matyti veidai. Ir ne tik veidai, pavyzdžiui, Melionų papų slapyvardžių žinoma Simona bei OnlyFans modelė Ofelija. Sugalvojau įstoti į šią politinę partiją. Oh my god, Melionų papai. Va čia yra ta politika, apie kurią mes turim šnekėti. Nes tikrai mano vertybės yra labai aukštos. Rimtai, Ofelija, kiek aukštos? 1,78 m aukštos? Ką reiškia aukštos vertybės? Kakadu? Pagalvau, kad aš noriu padėti žmonėm Lietuvos. Kas čia vyks, ką mes čia veikiam, kas čia per šūdas? Taigi aš esu tikra patriotė Lietuvos. Kadangi aš esu tikra Lietuvos patriotė, save laikau tikrai einantį už Lietuvą. Ypatingai šiandien žiūrint, tai net fucking šlikšto aš tau spjaučiau į veidą, Ofelija. Prižadu, eisiu už Lietuvos žmonės, už jūs ir eisiu viską darysiu tik dėl jūsų. Patirties politikoje Ofelija neturi. Kinky, aha, jo. Jeigu neskaičiuosim, kad kartą buvau susitikusi Zuoką. Bet dabartinė situacija gražuolės visiškai netenkina. Visatas, kas čia vyksta, aš neįsivaizduoju. Kažkodėl tie patys sėdi ilgą laiką. Aš negaliu net įsivaizduoti, ant kiek aš manau, kad jinai nenutokia. Nei kas yra Seimas, nei kas yra valdžia, nei kas yra vyriausybė, niekas. Čia kaip dalyba iš nulio. Aš net negalėčiau nupasakot, ant kiek aš manau, kad jinai iš vis nežino, what the fuck, taip čia kalba. Kažkodėl tie patys sėdi ilgą laiką. Konservatoriai kaip neišeina iš valdžios, taip neišeina. Nieks labai ryškiai nesikeičia, nors bando ir įstatymus leist. Bando įstatymus leist. Jaučiu neišeina. Tikrai ir pati Laisvės partija bando. O taip, Laisvės partija tikrai bando įstatymus leisti, ypač dabartinėje valdžioje. Daryti pokyčius. Nebeliko jos jau Seime. Oi. Gerai. Okay. Jau šitoj vietoje aš tiesiog truputėlį jaučiuosi kaip, žinot, besijuokdamas iš kognityviai sutrikusio žmogaus, taip vadinkim gal. Making fun of someone with a disability is retarded. Tai bent, gerai, šiaip dėl pačio mero, ką norėčiau pasakyti dėl Vilniaus mero, tai linkėjimai. 100% jinai nežino, kas yra meras. 120% jinai nepasakytų, kas yra meras. Ta prasme, jai turbūt atrodo, kad Zuokas. Nebejoju, kad turi savo mėgstamiausią ministrą arba ministrę. O, koks geras klausimas. Yes, let's fucking go, davai ministrai, yes. Aš jums garantuoju pirmą kartą girdi šitą žodį. Kas tas yra?
Jep, priuočinau. Palaukit, ministrą. Čia, aš žinokit, nelabai gautus. Ne, mes kažkaip nesusidarėm tokio įspūdžio. Kas čia galėtų? Kultūros ministra, ne? Gerai, supratau, perinam prie Bieliauskaitės. Ar viena partijos steigėja yra influencerė Gerda Bieliauskaitė Bielka. Ji savo vertybės demonstruoja OnlyFans internetinėje platformoje. Man tas pats, kas ką galvoja apie mane. Taip, šitą mes žinom, puikiai žinom, ačiū. Man tas pats, ką jūs apie mane galvojate, yra jos vizitinė kortelė. Mane laiko kažkokia ten, nežinau, iš ką raidės, nes aš įkeliu fotkę ten su ten maudimuko ar ką. Koks yra K žodis? Karvė, koketė, klioša, kaimietė, karalienė. Va, teisingai, karalienė. Kadastras, kėglis, kulnas, Kilimandžaro. Katarsis, va. Visiškas krachas ir katarsis. Čia yra tas priedainis, dėl kurio mes čia tiek sėdėjom. Jis žaidžia Gitano Nausėdos žaidimą. Žodis, kuris taip pat prasideda raide P ir baigėsi raide A. Prasideda P, baigėsi A ir žodis greičiausiai yra palendrica. Jeigu žmogus daro OnlyFansus ar turi kažkokį verslą ar yra įžymus, tai nereiškia, kad jisai negali atstovauti tam tikros visuomenės grupės. Visiškai teisingai sakote, bet konkrečiai šitos dvi jos vargiai save gali atstovauti. Tiesą pasakius, būčiau nustebintas, jeigu Ofelija neturėtų handlerio. Partijos Rokiškio apygardos koordinatorė paskirta Simona Antonova. Simona gyvena Amerikoje ir dirba seksworkerė. Kiek daugiausiai esi užsidirbus pinigų? Mes šitą žiūrėjom, bet tai taip jau dabar tiesiai šviesiai jinai dirba seksworkerė, nes kai žiūrėjom šitą reportažą, tai reikėjo kaip ir suprast, kad jinai ten palaiko kompaniją naktiniuose klubuose ir jai už tai tiesiog nukrenta pinigų ant žemės. Ateina būtent žmonės su pinigais, kurie perkasi didelius butelius, na ir tuos pinigus išsikeičia ir tiesiog mums po kojom mėto. O dabar jau tiesiog atvirai jinai yra seksworkerė. Partijos tinklalapyje įdėta Simonos nuotrauka, kurioje ji pozuoja prie Kremliaus. Kai jau atrodė, kad šitas reportažas negali labiau nuo tilto į upę varyti. Tai jūs visai ten išprotėję. Aš nevažiuočiau į Maskvą, bet jeigu žmogus nuvažiavo ir pasisako už Ukrainą ir nuvažiavo dėl vaikino. Čia tipo recent, nuvažiavo dėl vaikino į Kremlių. What? Tiesiog norėjom tokio mini skandalo. Matos, kad jam net nepatogu apie tai kalbėti. Apskritai Gerardas šitam rakurse yra maksimaliai suprakaitavęs. Jis yra suprakaitavęs ir matos iš jo kūno kalbos ir iš jo veido, kad jam yra labai nepatogu atsakinėti už milijono papus, ar kaip jin vadinasi. Aš nevažiuočiau į Maskvą. Aš va toks šlapės buvau 4 stotelėje šiandien Hairoxe. Partija taikysis į jaunimą, bet bus neužmiršti ir pensininkai. Aišku, tos sunkiau gyvenančius pensininkus aplankyti kažką finansiškai gal padėti. Jo, aplankykite senelius, duokite jiem pinigų. Dar partija patekusi į valdžią žada sumažinti kainas, ypač kuro. Čia buvo labai subtilu, tai gal ne visi pagavote, bet žiūrėkit, kiša šlangą į skylę ir dainuoja seks. Va dabar atkreipkite dėmesį, Subtili tokia užuomina. Jo, Kavenskas nėra už ką, aš tiesiog, kad žinai, nepraleistume tokių labai subtilių detalių. Tai reikėtų pasigilinti. Kaip jisai prakaituoja, o dieve tu mano, kaip jisai prakaituoja. Ir vyžiai kažkokie labai išsiplėtė. Lukas Get, kokainas. Ne kokainas, galiu iškart pakonsultuoti, ne kokainas. Į Lenkijos politiką, kokie sprendimai yra priimami, galėtume kartu daryti ir pirkimus, ir pardavimus, ir tokiu būdu numušti kainą. Vertybių partija visiškai pasisako už gynybos finansavimo padidinimą. Ką mes čia veikiam, ką čia fucking vyks, eiktų šiek. Ir kas durniausia, mes toj pereisim prie kokio Trumpo ir ten bus ne ką protingiau. Va tas bus juokingiausia, kad transitionas prie Trumpo bus toks tipo seamless, toks nepastebimas ir toks visiškai organiškas. Ir net turi pasiūlymą, kaip tuos milijonus surinkti. O jes, Ofelija pasakys, kaip surinkti 6% mūsų krašto gynybai. Yes. Laisvė pornografijai.
Nežinau, hebra, aš tai už jos balsuoju. Aš apsisprendžiau, mes turim pornuchos, mes turim didžiulę kariuomenę. Du pats svarbiausi dalykai. Krašto apsauga, pornucha. Yra tas išsireiškimas war porn, tai čia buvo tiesiog war and porn. Kakadu niekada nesikeis. Tas rytis yra tikrai nešanti nemažas pajamas ir aš manyčiau, kad šiuo etapu mes galėtume pasidalinti tomis pajamomis ir finansuoti karinę gynybą, nupirkti tankų. Ta prasme, kad tikrai saugiai jaustumėmės Lietuvoje. Ir manau, kad ir visiems būtų naudos iš to iš tikrųjų. Vamzdžiai už vamzdžius. Taip. Vamzdžiai už vamzdžius. Jis 100% šitos metaforos visiškai nepagavo. Taip, taip. Apskrido ją 100%. Pati Ofelija beje aukštų postų nenori. Nu, jin ką tik sužinojo apie tokį postą kaip ministras. Nebent sutiktų tapti Vilniaus merė. Jinai nežino, aišku, irgi, kad meras turi atskirus savo rinkimus. Taip, kad eidama su partija į Seimą, jinai niekaip nekandidatuoja į merus jo. Atstatyčiau visą tą stadioną, nes jau ką moku, tai pastatyti tai tikrai moku. Kaip sakoma, not even with the wooden pole. Nežinau, ką tu ten kur moki, bet aš į tą imti nepapuolu nepyk. Tikrai turiu tame patirties, tai prižadu, tikrai stadionas bus atstatytas. O partijos pirmininkas pageidautų užimti Palucko vietą. Gerardas jau žino, nuo ko pradėtų darbus. Na, už Palucką nežinau, ar blogiau įmanoma. Prostitucijos legalizavimas, manau, yra svarbus klausimas, todėl nes taip galėtume apsaugoti moteris. Sukurk savo partiją, mes jau esame sukūrę savo partiją labai senai Edvi. Jos pavadinimas Lietuvos Respublikos Demokratų sąjunga ir prie partijos Discordo serverio jūs galite prisijungti per nuorodą esančią šio epizodo prašymo pačiame viršuje. Tad tokios štai vertybės. Linkime vertybinės sėkmės. Aš nežinau, kas man buvo sunkiau, ar prasidėti šitą reportažą, ar Hyroxą šiandien daryti. Nežinau, žinokit, kas man sunkiau buvo. Tiesiog būsiu visiškai atviras. Gerai, ar dabar mes galime skonių paletę šiek tiek apvalyti, ar ne? Kraujo vėžių sirgęs stano nieko besesnio už to žinio iki tol gyvenime neteko išgirsti stano apie skį